Sveiki, šiandien su jumis būsiu aš, Tomas, ir šiandien apžvelgsim SMOK AL85 rinkinuką. Mažas, kompaktiškas, labai patogus, pažiūrim, ar jis tikrai toks ir yra. Rinkinį gaunam štai tokioje dėžutį. Komplektacija. Spėjimai. Šitas kartonas nusiima. Išsipurtom. Čia silika gelę turim. Tada turim modą. Įsijima visas šitas porolonas. Turim įspėjimą dėl baterijų. Sertifikatas. Instrukcija. Čia tada turim dar kaitiklį. Baby Beast. Turim atsarginių tarpinių. Turim USB krovimo kabelį. Turim dar vieną kūdų kaitinimo galvutę. Ir čia, taip galvojau, rasiu stikliuką, bet pasirodo ten yra O ringas. Kaitiklis atrodo štai taip. Čia įsima 50 kandiklis. Pats viršus atsistumia ir tada turim tarpinę paltą ir skylutę pildymui. Pilam skystį į čia, į šitą mažą šoninę, jokių būdų nei vidų. Ir štai taip užsidaro. Tas visas viršus tada nusisuka. Nusima mūsų stiklas. Galim pasikeisti šitas tarpinės. Yra komplekte. Turim štai stikliuką. Čia tada įsisuka mūsų kaitinimo galvutė. Tikim, čia gan tvirtai sukta. Tai aš jos neišminėsiu. Ir čia dar apačioje reguliuojasi oro padavimas. Yra dvi skylės iš abiejų pusių, vienodos. Tai kaip vienoje pusėje atsuksi, taip ir kitoje bus. Turėtų matytis. Štai. Kaitinimo galvutė. Kūdų. Pats mūsų modas atrodo štai taip. Primena Alien 220 modą. Tik šitas kur kas mažesnis. Tas pats spalvotas apvadas. Didelis šoninis mygtukas. Ekranas. Tik šitas, kaip matot, kur kas mažesnis. Atsisuka šitas kamštelis toks. Įstatom bateriją. Ten giliau apačioje matosi didelis raudonas pliusas. Ant dangtelio čia nais yra 2 minusiukai šonuose. Štai matot. Tai bateriją ir dedam. Pliusas į apačią, minusas į viršų. Užsukam tą korkutę. Labai neperverškit, bet kad nesimakaluotų. Užsidega trumpam ekranėlis. 5 kartai įjungiam. AL85. Štai. Modas įjungtas. Aišku, dabar rašo nėra koilo, bet iš esmės trumpai praeisim pro meniu. Tai iš pradžių yra režimai. Štai matot galios režimas. Pasirenkam stiprumą, palaikam toliau. Ir aišku, dabar išmeta, kad nėra kaitiklio. 3 kartus paspaudus toliau galim paeit. Čia yra, galim arba su plius minusu vaikščiot po meniu, arba spausdami trumpai šoninį mygtuką. Norim įeit, paspaudžiam, palaikom ilgai. Galios režimas, temperatūros režimas. Ir arba atminties režimas, kada galim nusistatyti savo norimus nustatymus ir juos išsaugoti. Stiprumas, soft, normal, hard. Aš dažniausiai naudoju normal. Įėjus galim pasirinkti temperatūrą. Nusistatom iš anksto galę. Vėl palaikom. Nusistatom, kurį norim naudoti metalą. Nikelis, titanas, nerūdijantis plienas. Ir čia įėjus dar galim pasireguliuoti savo TCR koeficientą. Štai. Ir tada mes turim temperatūros režimą. Taip, vėl, sakykime, galim perinkti tada į vatus. Einam į sekantį. Puffs. Tai įtraukimų skaičius. Čia galim nustatyti, kiek mes norim padaryti maksimaliai įtraukimų. Ir tada stoja, modas neveikia, neduoda garinti, tol, kol mes šito nenuresetinam. Ir palaikius, šiaip paspaudus, dabar, kadangi nėra ne vieno įtraukimo, jis išmeta dar klausimą, ar norim nuresetinti jau esamus įtraukimus. Ir jos ekrane matot štai čia. Tai dabar, kadangi 0, modas visiškai naujas, už tai niekur nerodo. Toliau turim nustatymus, tai yra ekrano laikas. Čia iškart galime įsijungti stealth režimą. Spaudžius ir palaikius galim nustatyti, kiek norim laiko, kad ekranas šviestų, po to, kai modo mes nebenaudojam. Kai tarkim pagarinam, padedam, tai kiek dar ekranas, kad norit, kad veiktų. Tai čia sukasi jisai ganėtinai daug, aš naudoju kuo trumpiau, kad kuo mažiau sodintų baterijų.
Paspaudžiam, palaikom ir vėl galim toliau tada šokti į naudojimo režimą. Vėl paspaudžiam 3 kartus, einam vėl į nustatymus. Čia tada turime ekranų užsirakinimą, autolock. Šitą jungus, modas pastovės užsirakina pats ir norint garint reikia 3 kartus paspausti šitą mygtuką. Tai šitą aš asmeniškai laikau išjungtą, nes labai, gal kažkur neišjaujantis jo, bet jeigu, sakykim, tiesiog stovi ant stalo, tai tikrai nėra labai patogu. Ir čia turime ekranų ryškumą. Kontrastas. Štai greitai prabėga, matote, ekranas užtamsėja. Vėl į viršų keliam pašviesėjo. Čia vėlgi galite pasireguliuoti, žiūrint, kur naudojat viduj ar lauke. Tai taipogi įtakoja šiek tiek baterijos trukmę. Čia tada turim varžos nustatymus. Galim šiek tiek pasikoreguoti savo turimą varžą keitiklio. Ypač tai yra naudinga temperatūros kontrolė naudojant, šiek tiek pakoreguoti, jeigu žinom tikslesnę varžą, kuri, tarkim, pakaitytus metalus šiek tiek nušoka. Ir čia tada šitą įėjus režimą yra atnaujinimo režimas, kada mes tada jungiam modą prie kompiuterio atnaujinti programinį įrangą. Tai jis taipogi, kaip jau tikriausiai suprato, šitą funkciją turi. Ir tada čia paskutinis dalykas, tai yra šitas power, paspaudžiam čia ir tada paspaudus power on, modas nieko nedaro, tiesiog išmeta lauk, paspaudus power off, vėl užsirašo spok, AL85 ir modas išsijungia. Ekrane matom nustatytą galią, kokį naudojam stiprumo lygį, normal, hard ar soft. Čia matom, kad esam galios režime, matom baterijos įkrovos lygį, čia matom voltažą, čia matom varžą, čia matom iškrovą, čia matom, koks yra režimas nustatytas, čia matom temperatūrą, greičiausiai plokštės ir čia matom įtraukimų trukmę. Ne trukmę, bet kiek yra įtraukta. Ir šitas timeris, šita juostelė kyla, kada mes spaudžiam ir kaitinam. Štai užsukam jau surinktą kaitiklį. Aišku, reikėtų nusireguliuoti galę gerokai, nes 85 vatai yra daugokai šitai galvutai, kuri dabar įdėta. Ir štai va matom, spaudžiam. Mūsų iškart visą laiką paklausia, ar tai yra nauja galvutė ar sena. Vėlgi labai gerai yra, naudojant temperatūros kontrolės režimą. Naudojant tą patį kaitiklį netyčiai užsukus, tai sakykim, funkcija nėra itin naudinga. Ir mato, dabar, kai jau mes turim kaitiklį, šitie visi parametrai atsigavo, nebe nuliukai, o tai realiai kažką rodo. Štai čia mato tada įtraukimo trukmę. Va, kaip spaudžiam, paskutinio įtraukimo trukmė ir lieka. Modas numuša įtraukimą berods po 12 sekundžių. Ir va štai čia dabar padarė porą įtraukimų. Vėl čia galim nusistatyti, jeigu norim daugiau. Ir va mūsų dabar klausia, ar norim nuresetinti. Taip. Ir vėl įtraukimų 0. Dar prie šito rinkinio galite papildomai įsigyti V8 Baby arba A sekciją. Tai trumpai parodysiu, kas tai yra. Tai mes čia turim pačią kaitinimo galvutę perrenkamą, stikliuką, kuris yra šiek tiek ilgesnis, nes galvutė šita yra šiek tiek aukštesnė. Ir čia dar turim šešikampį ir tarpinį. Tai tiesiog, kas norėtumėt naudoti savo paruoštus koilus, pats perrinkti kaitiklį, tai va turit prie šito kaitiklio galimybę įsigyti tokią galvutę. Nedidelio Velocity stiliaus dekas, bet patogu visai subildint. Tai va, kas, sakykim, norit mokintis perrinkti kaitiklį, labai patogu, galit papildomai įsigyti, naudoti paprastas kaitinimo galvutes ir treniruotis ant šitos pereiti prie rimtesnių kaitiklių. Štai aš naudoju Gunmetal variantą. Tas karbonas labai gražiai man čia atrodo, bet apie tai paskui gal. Dabar parodysiu aš jums, kaip užsipildyti kaitiklį. Tai aišku, be abejo, kaip mes jau ir kas kart apžvelgdami kaitiklį su galvutė minim, būtinai prieš pirmą kartą naudojant reikia sudrėkinti kaitiklio kaitinimo galvutės skysčių ir duoti jai pastovėti gerai. O dabar parodysim, kaip pilam. Tai va, tiesiog šitą skylutę įstatom. Užpylėm. Tada! Dabar palyginsim.
mūsų AL85 su kitais įrenginiais. Tai pradėkim nuo taipogi smoko, OSUB rinkinio, SUB plus. Štai matot, OSUBas yra kur kas didesnis. Pas abu tie šoniniai tokie mygtukai. Bet OSUBas aukštesnis ir storesnis. Kaitiklis naudoja tokias pačias kaitinimo galvutes, tik šitas irgi žemesnis ir storesnis. Ir su kandikliu šito yra kitaip, nes jis įsisuka, o čia tiesiog keičiamas. Tai va. Tada turim Joytecho rinkinį, taipogi vienos baterijos. VTU mini su Kubis Pro kaitikliu. Kaip matot, šitas rinkinys yra kur kas aukštesnis, bet jis yra siauresnis už AL85. Ir tada turim dar Elifo, iStick Pico. Jo apžvalgą galite rasti mūsų kanale. Jis jau senokai apžvelgtas, bet vat palyginimui šiaip modukai labai panašus. Nu tik sakykim, vat ekranai skirtingose vietose. Mygtukas čia daug mažesnis. Apačioj reguliavimo mygtukai, ne čia ant šono. Tas uždarimas viršus labai panašus, tik tiek, kad šita baterijos modifikacija nėra suderinama su kaitikliais platesniais negu 22 mm diametrai. O štai šitam galim sukti 25 drąsiai. Ir tada šiek tiek iš rimtesnių rinkinukų, įrenginukų, sakykim taip tiksliau. H-Cigaro VT75 nano su DNA200 plokštė. Štai jo. Šitas taipogi siauresnis, irgi 22 mm diametrą. Nu, čia, aišku, irgi visai kitoks reikalas, bet va dydžio palyginimai šitas su kaitikliu beveik tokio paties aukščio. Štai, pažiūrėjom rinkinuką iš arčiau, kas komplektacijai. Pradėkim tada, manau, nuo minusiukų. Tai pirmas minusas būtų nėra stikliuko. Vieta dėžutėj palikta, o stikliuko nėra. Nu, sakykim, vėl toks subjektyvus labai, tas trūkumas, bet, nu, asmeniškai man kažkaip vis tiek rinkinys toks labiau naujokam, norintiem kažko rimtesnė, ten nei adjustų, ne tų nereguliuojamų, bet va kažko tokio jau su baterijom keičiamom ir nėra stikliuko. Nu, vis tiek dar pas jos tos rankytės tokias, ją blai žiūri, tai, nu, reikėtų to stikliuką įdėti, mano nuomonė. Kitas minusiukas būtų, nežinau, čia aš kaip suprantu pas mane vieną. Tas mygtukas iš kažkur, jisai pradžiai taip nebuvo, va, pas naują nieko panašaus. Ir jisai, nu, tikrai taip solidžiai stovi, biškis standžiau spaudžiasi. Pas mane tas mygtukas kažkaip toks biški, nežinau, čia taip jaučiu, kad neturėtų tai būti. Nu, aišku, kai taip nedarai, tai tu visiškai to nepastebi, bet vat, kai pastebi, tai tik, sakykim, vėl, manau, verta paminėti. Tai čia man vienam gal toks pasitaikė, bet verta paminėti. Dar užmiršau palyginti su Alienu didžiuoju šitą visą dalykėlį mūsų. Tai kaip matot, Alienas, aišku, yra aukštesnis gerokai, pločiai jie panašus, tik Alieno, aišku, aukštesnis mygtukas yra, ekranai tokie patys. Tai čia ne minusas, čia tik šiaip palyginimui. Kitas tada dar būtų minusiukas, aš pastebėjau, nežinau, ar pavyks jums dabar parodyti, bet tikriausiai matot, pas mane dabar yra 35 W nustatyti, dabar mes išimsim bateriją. Mes atsukam šitą visą reikalą, išimam bateriją, palaukiam šiek tiek, įdedam bateriją vėl, jis vėl su mumis pasisveikina, įsukam bateriją, įsukam, užveržiam, palaukiam ir ką mes turim? 35 W. Nu, nepavyko dabar šitą parodyti. Bet būna, man tikrai nekartą pasitaikė, atsukai bateriją išimt, tarkim pakeisti, įdedi kitą ir modas 85 W sustato maksimumą. Tai užmeskit akį būtinai, pasižiūrėkit, nes jeigu jūs galvutė, kuris skirta galinti iki 50 W, truktelsit ant 85, nu negerai gali baigtis. Tai, sakykim, vat irgi toks, nežinau, negirdėjau, gal kažkas nepastebėjo, kad taip darytų, bet vat toks minusiukas, kurį, manau, irgi vertėtų paminėti. Šiaip, kas liečia daugiau veikimą, tai aš kažkokių bugų nepastebėjau, tik vat, nu, dar kartą pabandysiu, gal pavyks pagauti šitą dalyką, bet tikėkimės ne.
Nes tikrai, šiaip retai pasitaiko, bet va, toks vėl dalykas, sakykime, kurį reikėtų paminėti, kad nenusteptumėm. Ne, vėl šį kartą. Nu, va, matot, čia ta bėda vėlgi tokia, bet sakau, paminėti, manau, kad verta, kad jeigu taip atsitiks, neįsigastumėt ir užmeskit akį, kada vėl iš naujo jungiat modą. Taip, kitas minusiukas būtų šitas pildymas. Nu, jisai patogus, bet jis to pačiu ir nepatogus. Buteliukai, kurie va, yra su to tokiu smailu, kamšteliu, kaip matėt, va, su to tokia kaip adatėlė, sakykim taip. Su šitokiais viskas tvarkoj. Bet kaip mes pasiimam tą buteliuką, kuris turi tą tokį atsukamą kamštelį, nu netelpa į tą skylutę ir kada mes pilam, jau turim taip atsargiai pildyti, nes kitaip viskas čia visur apsivaflina ir, nu, žiauriai nefainai paskui, nes uždarai, o čia kažkur visur šlapia. Nu, va, man tas pildymas kažkaip, nežinau, biški galėtų protingiau būti jį padarė. Na, aišku, dabar šaukštai po pietų, turim ką turim. Jeigu tokių buteliukų nenaudojat, labai patogiai pildas. Bet va, su tokiu buteliuku, nu, nežinau, aš kitokį buteliuką stengiuosi naudoti arba su pipetė, tada jokių problemų nėra. Ir tada iš tų minusiukų būtų kaip ir viskas. Šiaip žadėjau, aš, kai jau pasiėmiau jį testavimui, galvojau, kad dar reikės dažus jo papeikti, bet žinokit, kaip tik pradėkim nuo pliusų, dažų kokybė tikrai labai nebloga. Nu, aš jį naudoju porą savaičių. Ekranėlis šiek tiek pasibraižė, aš tą plevelį iš karto nulupau, man nepatinka, kai ten uždėti tik kažkokį kandolą ant jo, bet šiaip daugiau modas ne apačioj, varžtukai va tokie biški pabalę, bet tai sakykim, nu, čia aš jį visą laiką stačią ant stalo pastatau ir jisai man, nu, niekiek nenusibraižė. Tai dažam didelis pliusas, sakykim, kur su Alienu tikriausiai teko ir jums girdėti, kad būna, jog modo dažai, nu, tikrai nėra patys patvariausi. Tai šito akmens į daržą mest tikrai negaliu. Gal irgi kažkam trinasi, bet, nu, maniškis ledas, tai aš tikrai negaliu sakyti, kad jo dažai prasti. Kaip tik man labai patiko. Kitas pliusas būtų baterijos tvirtinimas. Nu, man nepatinka, kai būna ten, kai reikia kažką ten dročinti apačioj, ten kliba, paskui makaluojasi, kaip ant X350 lieka ten apačioj tokia skylė įsižiojusi ir matosi baterijos. Ne, čia viskas labai tvarkingai. Įdėjom, užsukom, va, visiškai. Girdit? Nieko. Va šitas daiktas tik tai, kai lieti jisai taip daro, bet jeigu tu tiesiog spaudi, tai nėra to nepatogumo. Ir niekas nebarška visiškai, nu tikrai ant stalo pastačius super. Dar kitas tada pliusas būtų ekranas. Ryškumą galim pasireguliuoti, ryškumo pilnai užtenka ir dienos šviesoje naudoti asmeniškai, man ant maksimalaus, prisimažinus ir vakariais į akis taip erzinančiai nešviečia. Kitas dalykas būtų labai informatyvu. Nereikia kažkur labai daug vaikščioti, kažką nustatinėti, kad kažką pasižiūrėti, mes viską iš karto turim, matom ir įtampą, ir galią, ir koks režimas, ir kiek baterijos, nu viskas yra. Tai, nežinau, man patinka, kad tos informacijos turi daug. Jeigu nenori jos matyti, gali įsijungti stealth režimą ir nu, jis tada nieko nerodys. Sakykime, va dar ką pastebėjau. Nežinau, nu va dabar mes pabudinom modą, ne? Ir aš dabar, va, matot, paspaudžiu, kad garintų. Ir ekranas paryškėja. Nežinau kodėl. Nu, aš nežinau, galėtų nieko jisai nedaryti. Tai nieko blogo ir kiti taip daro, ne tik maniškis, tik aš nelabai supratau kodėl. Vis tiek tu, kai garini, nu, tu jį nelabai žiūri, tai kam tas paryškėjimas? Nu, taip pat, įdomi. Toliau dar iš tų pliusų būtų vėlgi, sakykime, spalvų variantai, vat, su tuo fadėliu labai gražus, kas liečia korpusą. Šitas man žiauriai patiko, angliestas, toks pluošto imitacija. Irgi jinai ganėtinai patvari ir tas, kaip ant Alieno, sakykime, ilgesnis buvo visas šitas, ant šito jis šiek tiek trumpesnis, bet nu, man tai taip labai gražiai įsikomponuoja į visą tą jo dizainą. Nu, tikrai labai fainiai. Kitas pliusas būtų kaitiklis visai neblogai garuoja, sakykime, talpa galėtų būti kiek didesnė, apie 3 ml iš čia yra. Nu, nėra įsigaro mašina, sakykime, komplekte, kur mes gaunam kūdų galvutes, viena yra 0,4, kita 0,6 ohmų varžos, jos daugiau skoninės, nors man labiau patiko 0,4 ohmų varžos kūdų galvutė, ta, sakykime, populiariausia. Su ja tikrai skonis man šiek tiek ryškesnis ir garo tikrai daugiau negu kad su šita, kur aš dabar esu įsidėjęs, 0,6. Aišku, garą aš jums galiu parodyti. $35 W.
to garo, taip, sakykim, aš tikrai nesiskundžiu. Man galėtų dar ir mažiau jo būti. Skonis, anakų du kiek skanesnė. Bet šitą irgi neblogai. Aišku, tai yra keitiklis su keičiamom galvutėm, tai jūs ten to super skonio nesitikėkit, bet kas liečia keitinimo galvutes, keitiklius, kurie tai naudoja, tai tikrai sakyčiau labai neblogai. 8. Mano vertinimui taip. Sakykime, jeigu Tobeko super tank 9, tai šitam galim duoti kokią 8. Tokį biškį gal priklausomai nuo kurios galvutės, bet 8 manau, kad šitas keitiklis tikrai nusipelnė. Prabėgimų jokios su jo neapturėjau, nebent sakau, tik tai užpildinėjom su to buteliuku. Bet šiaip jisai, man nebėgo, nei pildant, nei garinant, nei kažkur numestas, nei tašį, nei ant stalo. Visiškai jokių. Oras švelnus, jokių kažkokių tai. Garsas gal galėtų šiek tiek būti malonesnis, bet Tobeko, sakykim, tą supertank keitiklį garinantis dar šiek tiek labiau šnypščia, kada ta galvutė vertikalia spirale spraksi taip. Bet, ir garinant. Švelnus oras, eina oras labai švelniai. Ir jo tikrai nemažai. Tiesioginiam įtraukimam iki negalėjimo galim tikrai. Ir daugiau vatų atsukę idėją rimtesnę galvutę galim puikiai traukti. Oro tikrai per akis. Kitas tada vėl dalykas, prie minusų paminėjau dėl šito, bet jeigu jisai ne tą pusę spaudų, čia irgi toks keistas dalykas, bet vėlgi mes atsisėdę to modo, nebaksnojo, bet labai patogus. Ypač kai tas modas yra mažiukas, tarkim, ant piko tas mygtukas mažiukas būdavo kartais pasiimi tą moduką, kažkada būdavo tikrai tokių vietų, kada nepataikai. Su šituo ne, mygtuką šone, kaip tu jį be paimsi, ar taip, ar anaip, ar kaip, puiku. Visiškai nėra problemos, kad nerasi mygtuko modą įjungti ar išjungti ar dar kažką. Tiesa, dar prie meniu neparodžiau, 3 kartus paspaudę mes įeinam į meniu, ar ne? Tada palaikom, o 5 kartus paspaudus užsirakina. Ir tada mums nieko neleidžia daryti. Nei garint, nei kažką reguliuoti. Atrakint galim tada arba 5 kartus paspaust ir atsirakina spinelė. Užrakinkim. Arba galim tada palaikyti pliusą ir minusą. Ir vėl. Galim naudotis. Tai vėl, naudojimas jo. Super paprastas, viskas labai aiškiai, tas ekranas didelis, informacija, tikrai lengvai skaitoma. Sakykim, biškį toks žlibesnis su akiniais, bet man visai problemų nėra su juo. Kas toliau liečia kandiklį 50, vėlgi galit savo dėti mėgstamą, kokį norit. Patogus man asmeniškai ir šitas. Tikrai fainai, jokių problemų su jo kažkokių neapturėjau. Aišku, dabar čia po skysčio bildymo aš jo nevalęs kurį laiką, tai jisai toks šlapės, sakykim, biški, taip, nėra, kad jisai kristų, bet nėra tvirčiausias, kad būtų įstatytas. Bet šiaip, kada sausą mes įstatom, jokių klibėjimų, nieko labai, ten po burną nesimakaluoja, tai tikrai smagu yra šitą visą reikalą naudoti. Dar, nežinau, reikėtų paminėti, užsukus skaitiklį lieka minimalus tarpelis, čia jums per kamerą tikrai nesimatys, bet, sakykime, popieriaus lapą po skaitiklių ir modų įkišti, manau, būtų galima plonesnė. Ir lygiai taip pat su baterijos dangteliu, kada, sakykime, rinkinys yra juodas, čia atsukus mes matom, jog tai yra viskas nedažyta, kad kontaktą gaudytų, o metalas, tai užsukus iki galo tą dangtelį vis tiek lieka toks čiučiuka tarpelis. Jis tikrai nedidelis, bet jisai lieka. Ir, sakykime, man tai čia ne minusas, jau ten turi labai gaudyti, kad tai pamatyt, bet, manau, vėlgi informuoti jūs apie tai reikėtų. Tai aš nežinau, kas dar prie didelių pliusų jo yra, tai yra kaina. Už visą rinkinį su modu, kaitikliu, atsarginė dar viena galvutė, be stikliukų aišku, bet su, sakykime, pilnai paruoštų įrenginių naudojimui, baterijos dar tik tai neužmirškit, nes prie jo komplektą nebūna, reikia atskirai įsigyti. Tai, super. Aš tai žiauriai šiaip patenkintas juo, tai nežinau, labai rekomenduočiau išbandyti, ypač kas, sakykime, norit perėti nuo tų pradinių rinkinukų jau šiek tiek prie modo, tai tikrai jums rinkinys, jisai nebus didelis, baterija. Vėlgi, čia labai, sakykime, sunku yra kažką pasakyti dėl baterijos tarnavimo laiko, jis laiko kaip viena baterija, tai nėra daug.
Bet žiūrint, ką jūs garinat. Jeigu jūs norit užsisukę kaitiklį naudoti ten visus 85 vatus, nu tai aišku, ilgai nelaikys. Bet jeigu, sakykime, 30, 35, 40 vatų, tai tikrai padoriai tarnauja, darbo dieną man jisai atlaiko. O mikro USB krovimo jungtis yra, vieną bateriją galim krauti per USB, tai, nematau problemos tame visiškai. Aišku, norit, kad ilgiau laikytų, imkit GX, bet tai žiūrėkit, kad į kišenį paskui tilptų. GX dar tils, bet koks RX 300 tai jau sunkiau. Norim kompaktiško, šiek tiek vis tiek kažką turim pauko. Bet, sakau, kas liečia tą jo tokį visą kompaktiškumą, žiauriai. Įsitraukti kažkur, net nelabai mato šią. Aišku, dabar, klausia manęs, prisispaudinėjau aš čia šnekėdamas. Net nematėt, ką galim. Tai pasikartosiu, bet tikrai rekomenduoju, kas ieškot kažko tokio paprastesnio, bet tikrai neprasto. Būtent jums. O šiaip tada tam kart, manau, tiek. Sekantį kartą pamatysit tikriausiai Karolį, o gal ir mane, gal apgavau jūs, o gal ne. Tai tam kartui tiek, sekit mus tada ir YouTube'ai, būtinai paspauskit, jeigu video patiko like, būtinai prenumeruokit mus, būtinai prisijunkit prie mūsų Facebook'e, Instagram'e, komentuokit, kas tik patiko, žodžiu, visa standartinė procedūra, labai laukiam jūsų nuomonės, įvertinimų ir gero jums tada gero.